Sveiki, pagaliau atėjo gegužės 16 dieną, kuomet mes turim savo galutinį renginį DKLT projekto ir čia esam M-Labo pastate, turim garbę švęsti šitą šventę naujame KTU pastate. Ir na kągi, einam pažiūrėti moksleivių paruoštus projektus, nes atėjo 19 komandų, visos jos pabaigė ir džiaugiamės, kad jie pristatys mums savo geležinkelio stoties atnaujinimo projektą. Einam pažiūrėti. Tai gerai, čia matom komandos, kur dabar pristato vieni kitiems ir ekspertams aplink savo darbus, tai žiauriai įdomiai. Na kągi, čia esam su Andrium Jurelioniu, mūsų fakulteto statybos ir architektūros dekano. Ir iš tikrųjų sunku pagalvoti, kad jau 5 metai ir baiginėjasi šito projekto, tai kaip jūs žiūrint į tuos visus metus, įvertinat ir projektą, ir įdirbį, ir nežinau, galit pakomentuoti. Tai aš tai džiaugiuosi, kad projektas išgyveno visas krizės, visus covidus, visus nuotolinius darbus, nes didžiausia rizika turbūt buvo pamesti moksleivių dėmesį, kai prasidėjo nuotolinis darbas, o kuo toliau, tuo, man atrodo, mes vis geriau, vis tobulėjam, jungiasi daugiau mokyklų ir šiemet planuojam netgi tortą suvalgyti šitą progą. Ok, tai labai ačiū ir nieko, linkim projektui, kad ir toliau gyvuotų, ir toliau įkvėptų Lietuvos moksleivius. Sveiki, galite trumpai papasakoti apie savo idėją? Taigi, mūsų idėja yra, kad mes nenorim, kad stotis būtų tik tai stotis, mes norim, kad šiandien būtų vieta, kur jūs norėtumėt praleisti savo laiką su šeima, draugais, gyvūnais netgi. Matau, kad labai gražiai turit sukomponavote stotį su ąžuolo lapais kažkaip. Dėl ko šita mintis? Mes norėjome, kad atsispindėtų gamta ne vien kaip medžiais, lapais ir visais kitais natūraliais dalykais, bet ir taip pat lapais ant kiekvieno pastato. Tai matote ir ant viešbučio, ir ant perono yra klevo lapai iš vitražų. Čia esam su Mantu, kuris yra iš Lietuvos geležinkelių Rail Baltic. Kaip jums šitie projektai, ar ne tokie beprotiški, ar realistiški, kaip jų ekspertų akimis žiūrint? Dalis, žinokit, kaip sakot, tai yra, kaip pavadinot, beprotiški, gal ne, bet tokių idėjų, sakykime, maloniai nustebino, nes to nesitikėjau. Aš atvažiuodamas čia galvojau, kad studentai pristatinės darbus. Sako, ne, čia moksleiviai. Tai žinokit, tikrai, kai reikėjo rinkti darbą, balsuoti, ta, kuris labiausia patiko, tai tarp 3 negalėjau apsispręsti, bet vis tiek turėjau nuspręsti, kuris. Tai žinokit, tikrai įspūdis labai geras. Labą dieną, dabar esam su viena komanda, kur neturi virtual reality kažkokius sakinius, kam čia yra skirta? Tai čia yra skirta mūsų vizualizacijom, tasme pagrindinės stoties, čia yra VIP kambariai, kur galite užsidėti ir pažiūrėti, jeigu labai nori. Jo. Kaip įdomiai, tipo, aš dabar tikrai jaučiuosi esas kažkokiam VIP kambarį. Tai va, mes tą tikslą ir bandom dabar sakyti, kad žmonės galėtų pajausti, kaip būtų, tasme, kaip jie jaučiasi pačiame tame pastate, kad žinotume, ar kažką reikia pridėti, ar kaip tik atimti. Parodyti ir pakomentuoti savo dalis. Jo, čia dariau aš šitą iš tikrųjų bandėm 3D spausdinti, bet nelabai gavosi, tai teko rankų darbą daryti su modelinu, tai labai įdomu, nelengva, bet kažkaip pavyko. Gerai, dabar esam su komanda iš Klaipėdos, kur iš tikrųjų parengė labai įdomų maketą, tai galit papasakoti trumpai apie šitą stotį ir kaip sukūrėt? Taip, tai viską kūrėm iš kartono. Gal šitaip. Gerai. Tai viską kūrėm iš kartono ir tiesiog atvaizdavom savo sukurtą stotį. Tai yra iš viso 2 aukštai. Čia galite matyti pagrindinę stotį, o čia ką mes pridėjome. Taip. Tai va, tiek. Ir matau, kad kas nori gali pasiimti saldainį, ne? Taip, gali.
Tai va, čia turim kažkaip įdomią formą, čia yra klevo lapas, tai gal jūs atsakingi už šitą formą? Jo? Galit paaiškinti truputį. Čia yra ąžuolo lapas, kadangi Kaune yra didžiausias ąžuolynas, tai mes nusprendėme tiesiog stotį apdengti ąžuolo lapu. Galit papasakot gal truputį bendrais brožiais apie stotį? Ant viršaus mes turime sodą, kuris padengia visą teritoriją. Užėjome biškį ant kelio, dėl to padengėme stiklu, kitoj pusėje yra saulės baterijos. Turime liftus, laiptus, pakeltus peronus apdengtus stiklu, kad būtų izoliacija. Po apačia šitose arkose bus restoranėliai, medicinos punktai ir taip toliau. Dviračių stovėjimo aikštelė, 7 aukštų viešbutis. Čia matote viską iš šono. Turime kaip ir viršaus, taip ir požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, prie kurios yra 3 bunkerio patalpos. Iš viso tenai apačioje telpa 1190 žmonių ir žinoma turime autobusų aikštelę. Wow, aš matau, kad ir pastatų netrūksta, ir vaizduotės labai netrūksta jum. Tai šaunuoliai, gerai padirbėta ir labai įdomus projektas. Ir nieko, galit bendrais brožiais pasakyti, ko jūsų projektas yra išskirtinis? Tai mūsų projektas turbūt yra išskirtinis dėl tilto, tai jis yra labiausiai traukiantis akį. Toliau turime tikrai daug pastatų, tai oranžerija, viešbutį, poilsio zonos, muziejų, taip pat visą spa kompleksą, baseiną. Tai turbūt tai yra, kaip sakėjau, toks urbanistinis miestelis tapęs, jau nebe tik stotis. Ir jinai yra skirta ne tik, kad keleivis galėtų keliauti tarp valstybių, tarp miestų, tačiau kad ir pritrauktų aplinkinius žmonės, jaunimą, mokinius, absoliučiai visus, kad ateitų lankytųsi stotį, kad tai būtų kaip dar toks poilsio centras, toksai uoste Kauno poilsio centras. Supratau, tai jūs žiūrite į ateitį ir to komandos pavadinimas yra futurista, ne? Taip, tai todėl ir žiūrime į ateitį. Futurist technology. O kaip sekėsi jūsų grupiai dirbti? Kaip sekės? Tikrai negaliu sakyti, nebuvo labai ten sklandu pirmoji daly, bet paskui kažkaip susikalbėjom, dirbam pirmus metus kartu, tai tikrai buvo pykčių ir tikrai komunikacija iš pat pradžių strigo, bet paskui kažkaip įsivažiavom. Tai, bet visiems būna gyvenime pasitaiko sunkių dienų, bet mes kaip ir džiaugiamės, kad tikrai galiausiai taip susibendravom ir priėjom tą bendrą rezultatą, kuris tikrai, manau, mus pakankamai džiugina. Tai va, moksleiviai padirbėjo, pristatė savo darbus, nežinau, 15 kartų gal, tai pavargo, ne? Tai dabar bus pertraukėlė, kur laukia mūsų ir jų kruasanų kalnai. Tai ką, laikas pasistiprinti, dabar pertraukėlė. Labai skanus, tai taip, šitie kruasanai. Rekomenduoju. Į renginio pabaigą ir čia turim VIP komandą iš KTU inžinierijos licėjaus, kuri laimėjo Tautos balso nominaciją, tai reiškia, kad visi ekspertai vertino pristatymus ir laimėjo. Tai nežinau, gal galit pakomentuoti, kaip jaučiatės po tokios nominacijos ir savo įspūdžius vienu žodžiu. Labai gerai, nes įdėjom labai daug darbo, tikrai galvojom, kaip tą Tautos balsą laimėti, kaip papirkti tą tautą. Tai daug laiko investavom į VR vizualizacijas, manau, tai buvo toks kertinis faktorius, kodėl mes laimėjom Tautos balsą. Supratau, apart to VR, kur iš tikrųjų tikrai buvo įspūdinga, kokios subtilybės manot, kad sudarė skirtumą? Gerai. Tai aš manau, mes buvom vis tiek labai gerai susidirbusi komanda, mums dirbti visus metus buvo tikrai labai smagu. Manau, kad ta gera komandos chemija irgi turėjo įtakos, kad mes atrodėm visiems tokie šilti ir gerai susidirbę. Plus, tikrai sunkiai dirbame ir tikrai daug darbo į tai įdėjome, kai kurie daugiau negu kiti, bet vis tiek visiems taip išėjo, kad visi dirbame kartu.
nežinau. Supratau, kalbant apie sunkumus, tai kokie buvo pagrindiniai sunkumai dirbant šitame projekte? Tai gal kartais skiriasi nuomonės, kartais vieni anksčiau padaro, kiti ne, tada lauki kito, negali kitos užduoties dalies pradėti. Bet šitais tikrai buvom gan gerai susidirbę, visi turėjom savo paskirtas dalis ir tikrai jas atlikome ko geriausiai, kaip galėjome. Kaip pasiskirsti darbus? Tai pagal savo galimybės, ką mes jau visi žinom, jau iš pradžių komandą ten susidūrėm tai, kas ką moka ir paskui taip ir išsiskirstam darbus, pavyzdžiui, 3-2 kas darė ir kas tasmei labiau idėjas varė. Tai aš kaip supratau, jūs turite ir pabaigę galim daryti VIP šūkį, ne? Taip, gerai, komanda. Gerai, 3, 2, 1. Įdomu pagalvoti, kad prieš 5 metus pradėjom šitą projektą ir dabar jau 5 sezonas kaip ir pasibaigė. Ir matėm šiandien daug įspūdingų projektų, daug tokių įkvepiančių dalykų, daug minčių. Ir nieko, tikėkimės, kad ir kitais metais, ir dar kitais, tai būtų taip įdomu ir kad būtų, nežinau, įkvėpimas visiems moksleiviams Lietuvoje ir gal ir ne tik Lietuvoje. Tai pasimatysim tada kitais metais. Viso geriausio. Thank you.